Labas. Dėkui, kad įsijungi mano antrąją podcast'o seriją. Ir šiandien noriu pakalbinti vieną nuostabų žmogų, kuris yra garso dizaineris, bardas, angliškų mymų vertėjas ir šiaip labai įdomus žmogus. Tai yra Juozapas Liaugaudas. Ir eikime į podcast'ą. Labas, Juozapai. Labą dieną. Labą dieną. Sveikas atvykęs į mano antrą seriją, už kadro Marius, kuris buvo pirmoje laidoje, ir jo draugė Aistė. Tai va. Kol kas, come on. Tai va, ačiū, kad sutikai su manim pasikalbėti, nes šiaip noriu kalbinti žmonės, kurie man patinka ir man yra įdomus. Tai tu esi. Ir noriu pradėti nuo pradžių, pradėti nuo tavo vaikystės. Tai va, kaip viskas prasidėjo ir daeisim iki čia ir galėsime aptarti. Tai mama važiavo į ligoninę. Ir Prieš tai 9 mėnesius tave nešiojo. long story short, tai buvo kažkuriam gyvenimo metais atsirado sąmonė ir nuo tada ir galiu komentuoti. 4 metų. Ta realizacija pareina, Jo. aš gyvenu pasaulyje. Bet tu pradėjai groti gitarą ir tu buvai porai grupių su draugais, kur jūs grojat punką, tokį biškį. Mes turėjom tokią grupę, taip absoliučių vienetų kaip grupė, tai būtų galima įvardinti Aukštyn nerasi. Ten jau tas įvyko apie 14 gyvenimo metus. Mes ten iš pradžių nuo reggae pradėjom. Tokias įtakas darė Lipnus Maharadžos pirštai. Ir kažkaip tai norėjom būti panašus juos, bet tada, kažkaip tai reikia ten daugiau energijos išdeginti savo paties ant paaugalinės energijos. Tai priėjom. Teenage angstą. Tai kas? Ne, šiaip įdomu, žinai, kad pradėjai nuo paauglystės, nuo grupių, nuo bandų. Ir ar tu muzikos mokykloje mokinaisi akordeoną? Taip, aš esu baigęs akordeoną. Sorry, nestumi. Žiauriai fainai, žiauriai gražu. Bet kodėl? Kodėl akordeonas? Tai vadina velnio plaučiais kai kurie tą instrumentą ir nebereikalo į tokį ten epitetą pelnės. Bet tai buvo tarpinis variantas tarp pianino, kuris man akademinį pianiną tuo metu su to mano autizmo lygiu buvo per sudėtinga įvaldyti. Okay. Ir aš prieš muzikos mokyklą buvau jau perpratęs harmoniką, reiškia, ten su mygtukais. Ir tai buvo tarpinis variantas, nes akordeonas turi pianino klaviatūrą ir mygtukus, reiškia. Tu pakankamai durnas pianinui, bet harmonika yra ribota, tai imk akordeoną. Čia turbūt tavo pasąmonė tai viskas vyko, tau tai niekas nepasakė. Tai manau, kad buvo racionalūs sprendimai priimti vadybos tuo metu. Okay. O tai tave į muzikos mokyklą nuvedė tėvai ar pats? Tai jo, nuvedė. Sako Juozapai, grosi mum. Taip. Prieš dar muzikos mokyklą aš buvau ir truputį pianino pramokęs pats savarankiškai ir harmonikos. Tai pamatė, kaip sakant, tą progą, tą langą ir sako, varyk. Tai nuo 2 klasės. Nuo 2? Anksti visai. Kiti nuo 1 pradeda ir ten varo 8 metus. Aš variau nuo 2 ir Groji 6. 6. Ja. Okay. Tai blema, tavo tėvai nėra stereotipiniai, tie, kurie, žinai, vaikas groja, tu medicina arba teisė. Tai patys tėvai tuo metu crazy menų užsiėmė, darė ten juodąją keramiką ir apskritai buvo ten visą laiką prie folko linkę. Ir šiaip, to meno, taip sakant, norėjimo išreikšti jie nestabdė. Suprantama, dėl ko tada tėvai tave nuvedė į muzikalkę. Ir nuo 2 klasės tu mokinaisi 6 metus ir tada prasidėjo tavo bardų laikotarpis. Kas čia dabar? Taip, nes, dar prieš mirštant Lietuvos muzikai,
kuri mirė kartu su Vytautu Kernagiu. Man tas žmogus labai... Aš dar gali būti iš muzikantų kažką pasikviesiu, tai aš šitam teiginiu negaliu pritarti. Ne, čia jeigu būtų tipo Don McLean ir American Pie, jisai dainuotų Lietuvoje, tai jisai The Music Died pasakytų ten 2008 tuos metus. Okay. Bet ne, iš tikrųjų muzika nemirė 2008, yra daug nuostabių muzikantų Lietuvoje ir dabar aš nepriimkite už gryną pinigą. Bet muzika mirė. Tai va, ir taip prasidėjo bardavimas, dar tuo metu begrojant roką grupėje, jau pasiėmus gitarą ir tą patį tyrinėjant Kernagį, kaip čia tas akordas, kaip čia tas anas. Tas kažkaip tai užsikabino ir susidomėjau tą sceną. Grupė baigėsi, o eilės rašėsi ir perėjau į solo karjerą. Labai dėkoju Algirdui Svidinskui už tai, kad man perdavė tas fundamentalias žinias, ypač apie dikcijos atlaisvinimą ir žemo balso registro išlaisvinimą, išjudinimą. Tai va, dėkoju tam žmogui. Čia tavo buvo kaip muzikos mokytojas? Toks, taip, bardas, mentorius, taip sakant, kuris pasakė daug tų paslėptų, jam žinomų tiesų, bet jis pasidalino su manimi ir aš dar taikau iki dabar. Prieš jum atvykstant, reiškia, aš įrašinėjau užkadrinį balsą reklamą ir aš čia taikiau tą pačią techniką. Okay. Tai įdomi. Grįžtant prie bardiškumo, tada tai dalyvavai turbūt daug bardų renginių, nes man atrodo, kad jų ir buvo daug ir dabar atrodo, kad bardų renginiai ir patys bardai išmiršta. Arba aš senas ir nebevarau į renginius, tai I don't know. Renginiai vyksta, vis dar vyksta, bet ta energija turbūt jinai iš tikrųjų yra nusigazavus, nes tuo pikiniu laikotarpiu, tas buvo apie 2009, nežinau, gal 2014, nebuvo, kaip sakant, rinkos diskriminacijos, kuri parodytų, kas yra gerai, kas yra blogai ir nesuteikė galbūt tokiem žmonėm, kuriem reikėjo dėmesio, to tikro dėmesio, su keliais, reiškia, išimtinais atvejais, taip kaip, pavyzdžiui, Domas Razauskas, labas Domai. Jeigu Domas žiūrės mano podcastą, aš būsiu pagerbtas. Bet ta rinka, taip sakant, marketinginiais terminais šnekant, jinai buvo perpildyta ir nefiltruojama ir tas visas dalykas implaudino galiausiai ir dabar tai turim, tai ką mes turim. Ramanausko bardas yra, nesupykit, bet tai yra visiškai teisingas stereotipas. Kodėl taip krito tempas? Nes aš neturiu metronomo. Pradžiai buvo... ten buvo toks daugiau gal rokelio ar country tas premisas. Čia, kad patrauk daugiau klausytojų, kad neperjungtų pradžioj. Taip. Spėjau. O po to liūdnoji dalis jau kur save išliejo, kur nuoširdžiai. O prie dainis tai jis jau toks abstraktaus, tokio 19 amžiaus pabaigos, sakyčiau, avangardo meistrų, toks tai įkvėptas. Gali parodyti. Būtinai. Tavo šypsena mane naikina ir aš nežinau, ką daryti. Tokius džiazus. King Crimsoniškai. Na, tokio yra. Gal net su The Residents priemaišom. Tave užvedė, apie Razauską kalbant, tave užvedė ant kelio muzikuoti jisai, kiek žinau. Jisai, kai dar žodis influenceris toks dar nebuvo, jisai Domas buvo mano influenceris ir kai aš savo pirmąjį albumą pasileidinėjau ir dar prieš tai irgi daug paslėptų tiesų pasakė, kad jeigu tu
nesijauti, kad čia gerai, tai tu ištrink, tu sudegink, bus kitas. Ir tu nenori, kad kažkas išsitrauktų po 20 metų tą tavo nesąmonę. Arba įrašinėjant XY porą gitarą, galima ten gitaros nuėmėjo signalą, reiškia, išpanoramuoti į centrą ir palikti truputį aukštų, reiškia. Tai tokius, man tada tai buvo, wow. Ok, dabar tai jau tai Ir įprastas dalykas. jo, tai yra Algio Svidinsko mokykla, Domo Razausko kažkokia mokykla. Ok. Man įdomu, vat, ar tada buvo, kad visi tie bardai, nu vis tiek, jų gal buvo truputį daug, atrodė bent jau man. Bet Lietuva maža ir toks palaikymas iš visų, ar buvo žeminimas, galvoju, kad tu negrok, nes aš noriu groti. Tu negrok, nes aš noriu grot, buvo nebent pas žmonės, kurių dar tos truputį paauginės susireikšminimo ambicijos nebuvo užgesintos dar. Tai būdavo ten tokių žaibukų. Tu čia nuplagijavai šitą nuo čia, o tu tai vat skambi kaip tas. Bet tai tiesiog vietinės tos 5 minučių laiko tarpo reikšmės reikalas, tik tai te būdavo. O kad ten tu negrok, ne. Tai, bardų scena, jinai atvira, jinai priima visus ir išeina tokie nuostabus scenos talentai kaip tas pats Razauskas ir išeina tokie bardai kaip Ramanausko bardas. Ir tie egzistuoja. Būtent dėl tos scenos atvirumo, čia yra open source'as. Ok, įdomiai. Ir tada po daug laiko išėjo tavo albumas Nestabilus dangus, kurį I did my studies 2011 metais Nidoje prieš koncertą buvo labai permainingas oras ir dėl to sugalvojai pavadinimą. Bet tavo dizainą sukūrė viena studentė, savo bakalauro ar magistro, primink? Bakalauro. Čia už kadro sėdi mano žmona, tai ten mano ex sukūrė tą dizainą. Ok. Ja, bet aš irgi būnu visiškai open source'as čia. Atvira knyga. Taip. Ok. Man įdomu, ar jeigu ne tas darbas, ar būtum sukūręs albumą, ar kūrė iki tol albumą? Jeigu albumo pavadinimas šovė į galvą ir va, toks bus mano albumas, tai reiškia, aš tai, kad ir savo galvoje, bet judėjau link to ir man labai nepatiko eiti KTU studiją, kai aš buvau studentas tuo metu, nes ten visą laiką būdavo užimta, vis ten derinkis, tas, anas, veikia, neveikia. Tai susigalvojau, kad būtų gerai turėti bent savo kokią tai mažą būdelę ir ten susitaupiau iš tų paskutinių pinigų, reiškia, mikrofono šito, kuris dar dabar man... Taip, geras mikrofonas visam gyvenimui rodė NT1A. Įdėsim. Ir pasidariau studijėlę ir tuo pačiu metu šovė mintis, kad gerai, tai darau tada aš savo albumą, kad jau yra studija, tai reikia ir albumo. Tai va, ir jeigu nebūtų to grafinio dizaino, jisai būtų turbūt negražesnis, aš būčiau pats pasidaręs. Savo veidą, debesų kontūras. Kodėl ne? Taip galvoju. Ok, tai šito albumas. Man įdomu, ir tu dalyvavai laidoj, konkurse 2 minutės šlovės. Taip. Aš pats tuo metu žiūrėdavau jį, bet man tiesiog įdomu, iš kur drąsos turėjai. Ar buvo tas, žinai, avantūra? Ten aš iš viso nežiūriu kaip į gerą laiko etapą ten istorijos, aš gėdijuosi ir gailiuosi. Tai to pačio amžinatilsį Vytauto Kernagio, aš nepadariau atminimo pagerbimo tikrai ten gero ir aš suprantu, kodėl komisijos nariai taip reagavo, aš dabar kuo puikiausiai suprantu. Aš lygiai taip pat prisimenu tą ir, cringe'as. Drąsa buvo, perėjo ir iš kažkokio savo nepilnavertiškumo komplekso, kodėl aš neėmiau savo dainos iš pat pradžių. Yeah. Ir, gerai, balsas kažkiek panašus, bet aš ten jau tą panašumą norėjau dar labiau supanašinti ir išėjo taip, kaip išėjo. Ir galiu pasakyti, kad bent jau išmokau pamoką, kad geriausia tu gal būk savim.
dėl to cringe, man atrodo. Dabar, va, žinai, ką aš filmuoju ir įrašinėjau ir darau, pažiūrėsiu po 10 metų ir man bus cringe'as, bet tai gerai, nes tada augi. Jeigu žinai, tu pasižiūri tikiesi. tai, ką tu darai prieš 10, prieš 5 metus ir tau tai yra šūdas, taip, reiškia, tu patobulėjai kaip asmenybė. Čia visiškai sutinku. Ja. Prieš 10 metų aš buvau šūdas. Yeah. Tai nelaimėjai. Aš nuėjau, man atrodo, kad net ten iki finalo, aišku, finalo nelaimėjau, bet kad nuėjau ir ten tuometiniai internetai truputį kažkiek tai minimaliai paūžė ten. Ok, Ar buvo, įdomu, ar buvo daug sezonų, 2 minučių šlovės, ar buvo vienas. Ir ar buvo tais metais, kai buvo, panelė, kuri nematė ir jai tada įteikė fotoaparatą. Tuo metu buvo talentų šou bumas, Yes. nes buvo Lietuvos talentai dar prasidėję. Ir aš atsimenu, kur bičiukas ten groja dantimis ir aš jau tada nesupratau, kame, su visa pagarba jam, kame ten reikalas ir to ir pasibaigė tas, aš daugiau tiesiog to nebetyrinėjau tų talentų. O nematančiai mergaitai fotoaparatas, Beje, 2 minutės šlovės, kiek pamenu, laimėjo koordinuotų šokių trupė ten, kurie labai daug repetuoja ir tą daro profesionaliai, tiesiog nuėjo pašoko ir jeigu manęs atmintis negauna ir Mandelos efektas čia neįvyko, tai man atrodo, kad buvo taip. Gali būti. Aš nežinau, aš pats seniai žiūrėjau šitą reikalą. Bet, ta mergina dėl aklos mergaitės labai fainai priėmė tavo dovaną, tiesiog buvo toks, Bet yra toks Tommy Edison, jisai vardas, jisai irgi yra nematantis. Pasižiūriu per YouTube, jisai pasakoja savo gyvenimą, kaip jisai ten su Instagramu fotografuoja ir, reiškia, postina. Ir tai šiais laikais viskas ta technologija, telefoną nukreipia Green 3, ten perskaito, gerai, postinam. Ja. Bet, man tada galim nuklysti šitą biškį reikalą su visom technologijom. Yra smagu, pavyzdžiui, aš net pats savo darbę ChatGPT naudoju, kai man trūksta idėjų kažkokiam renginiui, nes būna paprašo sukurti kokį renginį ir turi planą pasirašyti. Hey GPT, write me a plan. Viską jie padaro. Ir tai, žinai, toks palengvinantis darbas, bet ir dabar yra žiauriai daug, kur, pavyzdžiui, Johnny Cashas dainuoja kokią dabartinę, žinai, ten Justin Bieberio dainą. Arba ten jo, Snoop Doggą ten. Yeah. Taip. Kaip tu muzikoje? Ar manai, kad AI will overrule it? Ar išliks dar tas žmogiškas? Yra dvilypis ateities matymas. Aš kadangi pats toj kūrybinėje industrijoje pagrindė, tai ir garso dizainas, ir užkadrinis balsas, tai ir vienas, ir kitas gali būti nuautomatizuotas. Yeah. Čia tikrai neneiksiu, yra ta baime. Kol kas užkadrinis balsas, tas robotas, jisai tikrai labai pradeda realistiškai šnekėti, bet jisai dar žmogiško niuanso jam toli, kad jisai pagautų. Su muzika, su pop muzika, ypač tai, kaip parašyta formuliam, reiškia nuspėjamai ir tas pats per tą patį įvilktai kitą odą, reiškia tas pats Psy, Gangnam Style, pasiėmė pop muzikos visas formulės, kaip parašyti ir žiūrėk, daugiausiai peržiūrų YouTube'ui per visus laikus surinkęs video. Ja. Tais laikais buvo kitoniškas. Jisai tą automatą padarė savo smegenim, bet taip pat užautomatizuot popsinę muziką pilnai tikėtina, kad tai gali nutikti su dirbtiniu intelektu. Čia mūsų, kaip mąstančių žmonių pareiga, yra nevartot to. Žinai, reiktų, bet visą laiką yra tas bet. Tai va. We'll see. Kol kas gelbėja, tikėkime, neįvyks Matrica. Neprisinęs žiūrėjau, bet geras filmas, patiko.
Tik tokia irgi su šiuolaikiniais laikais išgąsdino. Tai bardai, muzikavimas ir įstojai į universitetą ir studijavai. Ką studijavai? Muzikos technologijos, KTU. KTU. Ja. Ok. Iki magistro nuėjai. Ir baigiau bakalaurą su pusmečiu akademiniu, prieš apsiginant, ten buvau pasiėmęs. Tai visi tai buvo susviravęs, nes aš nelabai mačiau prasmės. Ir tada parašė katedros vadovas, čia yra tokia elektroninės muzikos kompozicija, magistras, gal nori, galėsi dėstyti. Gerai, ant durnios. Ir nuėjau. Ir visai patiko. Ir universitetas davė, čia yra irgi nerašyta taisyklė, paslėpta tiesa prieš akis, davė ne žinias, o pažintis. Norėjai kažką sužinot, norėjai kažką išmokti, ėjai ir pats, norėjau išmokti, ėjau, dariau savo studiją ir ten išmokau bedarydamas. Ten tais laikais universitete, lai nesupyksta mano dabartiniai universiteto kolegos, bet buvo daug akademinio nesąžiningumo ir dabar jau situacija jau taisosi, jinai gerėja. Bet man, kuria prasme akademinio nesąžiningumo? Pavyzdžiui, pas mane studijoje aš pasidarau įrašą. Tada ateina asmuo X ir asmuo Y, nesakysiu tam vardu. Kad neišimtų tavo bakalauro ar magistro. Taip, ir pasidaro irgi įrašą. Mums čia reikia. Gerai, pasidarykit, ar man gaila. Ir tada mes ateinam į paskaitą pas dėstytoją ir ir sako, gal tu gali suvedimą padaryti? Jo, žinoma, aš paėmiau ir padarau suvedimą. Tada ateinam visi pas dėstytoją į paskaitą, atsiskaitinėjom kūrinius ir aš girdžiu, kaip jie leidžia tą kūrinį, kurį aš suvedžiau. Ir dėstytas, gerai, 10. Tavo darbą pasiėmė, kaip sakoma. Tai čia yra etatinis studentų nesąžiningumas. Jis, man atrodo, išliks visą laiką. Darom grupinį darbą. Iš 5 vienas padaro jį. Visi pasiėmė kreditą. Ok. Ir tokių, ir panašių istorijų būdavo labai daug. Smagu, kad, studentai bus studentais, jie visokių nesąmonė pradarys, bet smagu, kad tai nėra iš dėstytojų atėję. Dėstytojai irgi nesakysiu pavardžių. Buvo tikrai labai gerų dėstytojų, su kuriais aš dar dabar bendrauju ir mes dabar jau esam kolegos. Bet buvo ir tokių, su, kaip sakant, krabo numeriais. Bandau iššifruoti šitą tavo pasakymą, krabo numeriai, crab numbers. Jūs gal žinot šitą referenciją? Kaip su per Panemunės tiltą su Ferrari pravažiavo. BBD, krabo numeriai. Jo, Jėzus, čia toks layeris, biški vairis, bet geras, okei. Ir, aš suprantu tą prasme, ten, kad jie gauna 200 litų per mėnesį tuo metu. Tai kur tu ten dirbsi gerai? Kaip mažai gaudavo. Ten absoliučiai juokingi buvo tie atlyginimai tiesiog. Bet žinai, kai visi tiek pagaudavo, tai labai retas, kuris daugiau gaudavo kažkokiai profesijai. Tai studijavai, mokais ir dabar esi pats dėstytojas. Taip. Mokai studentus. Man tas įdomu, kokį pajutai skirtumą, būdamas studentas, žiūrėdamas į dėstytojus, ir dabar būdamas dėstytojas žiūri į studentus. Dabar studentai ateina su daug didesnių žinių bagažo, nes jie turi greitą internetą. To, ką mes neturėjom. Mes turėjom taupyti tuos sušiktus kilobaitus, kad užsikrautų tas YouTube'as. Žaibas. Aš prisimenu, aš turėjau žaibą, matau. Tai ir turėjai, vis tiek, mes jau turėjom internetą ir turėjom tą žinių prieigą, bet dabar viskas yra išgryninta, iškristalizuota, gražiais YouTube video pateikta HD ten. Netgi jau yra tas žanras, kad maždaug neužknisantis tutorialas, kur tu eini tiesiai prie reikalo. Sveiki, šiandien darysim ten bankfarmės normalizavimą ir po 5 sekundės, kadangi Z kartos, ir aš pats nuo to kenčiu, dėmesio sutelkimo laikas yra labai stipriai sutrumpėjęs. Tai
tokiu būdu yra pateikiama informacija ir tie studentai ją jau atsineša, žinodami, visiškai pilnai suvaldo tą studijinį aparatą, nes pasižiūrėjo YouTube. Okay. Jo. Ir... Kad persvaugus, ar YouTube ir pas jūs su muzika ir garso dizainu indai moko? Nėra tos klišės, kaip, pavyzdžiui, yra su programavimu, kad būtent moko indai. Aš kažkaip, su garso dizainu taip žiūrėjau masterclassų, bet neprireikė, kad būtent tik iš YouTube išmokti tą amatą, nes kažkaip, turėjau pajautimą. Ir irgi vienas dėstytojas kažkada vieną kartą pasakė, tavo darbas geras, kai aš padariau garso dizainą, pirmą kartą gyvenime. Ir tada nuo to užsikabinau. Okay. Jeigu būtų pasakęs, tavo darbas blogas, tai... nežinau, koks tada būtų timeline'as atskilęs. Mes turbūt čia nesėdėtumėm. Čia drugio efektas. Taip. Irgi geras filmas. Tai įdomu. Su didesniu bagažu, bet ar jie yra, pavyzdžiui, nukeliaujant tavo laikus ir dabar, ar jie yra labiau motyvuoti studijuoti, dirbti, daryti darbus? Jie nėra labiau motyvuoti, jie labiau demotyvuoti. Jam tikrai, ta prasme, tie žmonės, kurie ateina jau iki universiteto, jie turi aukštesnį pasaulio suvokimą negu kad ten nežaidžiamas žaidėjas NPC. Reiškia, ir jie daugelis mato tą visą rinkos perpildymą, tą beprasmybę, reiškia, tos visos industrijos ir taip toliau. Tai jie tą suvokia ir būna tikrai, ta prasme, trūkstant motyvacijos, ateina sugniuždytos sielos, tikrai matosi. Pasitaiko. Aišku, nereikia nieko absoliutinti ir būna įvairių žmonių. Kurie žiauriai motyvuoti galbūt, ateina su noru. Tai įdomu tai išgirst, nes, aš kol kas, bet nemanau, kad nebus dėstytojas, bet, žinai, kai iš studento pusės, tai ten visko mes pridarę buvom, žinai, ir per paskaitas nesąmonę ir viską. Tai kiek jau laiko dėstytojas esi? 3 kursas jau išėjo. Tai taip, jau buvau 3 bakalauro gynimuose šiais metais. Wow. Ar turėjai bakalauro rašančių ant tavo galvos? Turėjau 2 metus ir 3 metus. Bet man įdomu, ar liepia universitetas, kad turėjai pasimti tam tikrą kiekį studentų? Ar kvotos nėra, tiesiog studentai patys sako, jūs gal galėtumėt būti mano vadovas, apie ką rašysi. Rašysiu ten ezoteriką. Tai tada ne. Turi atitikti tavo temą. Rašysiu apie, ką ten vienas bičias 10 gavo kompiuterinių žaidimų garso dizainas. Sakau, aš ne programuotojas, aš programavimą nežinau. Iš karto sakau, neišsikask savo duobės. Bet sako, ne, tai būkit vadovu. Gerai. Ir gavo 10. Dėl to, kad žiauriai protingas. Bet man, blemba. Aš kaip pats magistro ir bakalauro rašiau, tai man jau šikna degė ir buvo daug streso. Bet kaip iš dėstytojo pusės? Ar nėra tos didelės atsakomybės, žinai, kad tu jam gali suknis dabar viską, žinai? Tipo, sėdi taip, maždaug ten scrollini, žinai. Ten jisai, dėstytojau, man pridavimas rytoj. Ten katedrinis gynimas. Ir taip sėdi galvoja. Aš tai jau praėjau pro tai. Cool. Dabar tu praeik. Antiek šilta visą. Taip galiu suknist. Ir kelios dienos iki katedrinio gynimo skaitai ir darai elementarų spell checką. Ir sakai, čia blogai, o jisai jau kietų viršelių atsispausdinęs, supranti. Oh my god. Ir, ir ką, ir neša iš naujo perspausdinti, bet tai ir tokiu būdu ir pats išmoksta pamoką, kad pasidaryk spell checką ir, neužsidekant kuo ankstyvo, kad čia tavo tas darbas bus tobulas, nes jo tikrai iš pirmo karto niekas nepriims, kad ir tu ketini gauti 10. Universitetas. Ir dabar, bet tai nėra tavo pagrindinis darbas. Ne, ką veiki gyvenime, paklaustų ir atsakyčiau universiteto dėstytojas, tai
tavo paklaustų, tai kad tu per gerai apsirengęs ir per storas. Kad būtum universiteto dėstytojas, tai aš tada atsakyčiau, ne, aš nuo glitimo tinstų, nes aš tik tai makaronus valgau. Aš nestoras, aš stambiu kaulu. Ir stambios odos ir riebalų. Bet nesmė. Ne apie tai, žinai. Nėra pagrindinis darbas. Tai esi, kaip sakoma, freelanceris turbūt? Aš truputį freelanceris, su užkadriniu balsu daugiausiai laisvai samdomas darbuotojas būnu, reklamoms garsinu ir visokiems mokamiesiems video. Darau užkadrinį balsą, taip pat darau garso dizainą. Kartais labai retai įvairias garso restauracijas ten, suvedimus, reiškia, ir kitokias nestandartinės užduotis, jeigu ten vestuvininkas sugadino garsą per priesaiką, reiškia, tai Juozapai padėk ir aš tada ateinu. Įgarsinį, žinai, jaunai. Tipo, vieną kartą teko kunigėlį uždabint. Taip. Ar jūs? Ar jūs labiau buvo tam stiliui. Wow. Bet, o šiaip pats pagrindinis darbas tai garso dizainas. Jo. Skamba įdomiai. Aš net negaliu suvokti. Garso dizainas yra, aš tau atsiunčiu prastos kokybės ir tu jį pagerini. Ne. Ar ten... Tai gerai, animacija, tarkim, animatorius suanimuoja, ir padaro failą, tai kas iš jo būna animuotas failas, ne? Ir paleidai ir groja ten ir animacija. Bet tai jinai tyli, garsas neatsiranda iš niekur. Garso dizaineris ateina ir sudeda. Blamba. Geras, supratau. Kaip gauni darbų? Per ką? Aš dirbu įmoniai. Yra įmonė, taip, kuri specializuojasi garso dizainu. Reklamos production houses, taip. Ir per juos gauni. Taip. Galvoju, bus more intrigue, žinai, čia. Čia, žinai, turi eiti į internetą, ten. Ne. O ta intriga taip, jinai visada yra ir Facebook'e freelancerių darbo pasiūlymai, per kuriuos tu susipažįsti su žmonėm, iš kurių tu susipažįsti su kitais žmonėm. Ir Lietuvoje yra maža ir tu ten iš to vieno kontakto išauga 8, galiausiai ir tu su kuriais 3 pradedi dirbti stabiliau daugiau ir iš jų dar 8, žinai. Tai tas freelance'as, kada tu įrodai savo vertę rinkoje, jisai pats po to pritraukia kitus darbus. Taip yra beje tokia platforma Fiverr's, jeigu nori parduoti savo talentą, kažkokį užsiregistruok į Fiverr'į, nieko nekainuoja. Aš nesu remiamas Fiverr'io. Bet čia nesimato turbūt ekranų, bet ir gerai, kad nesimato. Bet parodysiu čia tą skaičių, kiek iš Fiverr'io. Pagal mano reakciją galės žmonės nuspėti, koks tas skaičius yra dabar. Tai... Jozapas skaičius sakė, nenoriu. Tarkim, žinai, iš Fiverr'io eina taip pat, žinai. Ok. Tai va, supratot. Pakankamai. Ir čia vien iš Fiverr'io. Bet labai fainai, kad, vienas mano pažįstamas, kuris irgi groja muziką savo laisvalaikiu, ten groja gitarą, pianinu, irgi iš Fiverr'io pradėjo gauti iš Amerikos užsakymų. Taip, tu ten gali įdėti savo, taip sakant, tą vadinamą gig, kur aš pagrosiu tau bosinį takelį, arba aš ten padarysiu italo gangsterio ten pavaizdavimo, perskaitysiu ten tekstą. Ir ką nori, tu gerai vaizduoji, reiškia, kokią nors personažą, tai tu dėk savo gigą ir tu iš to viso didelio, kiek milijardų dabar 9 pas mus pasaulio, kažkas vienas nupirks. Ir tai yra nice, ir po to review, ir tada nuo review dar daugiau gauni. Nes šiaip aš Fiverr'į kiek matydavau, tai žinai, ten youtuberiai tiesiog nueina į Fiverr'į, prisiperka nesąmonių, užsakymų prisidaro ir iš to padaro labai didelį bairį. Tai man Fiverr'is buvo pradžioje toks, bairio vieta, žinai. Ten yra daug prastų paslaugų, kurias žmonės suteikia labai prastai. Ir iš to, ten sumokėjau $5, kad Fiverr'is, ten tas specialistas, pagrotų man nesugrojamą bosinį takelį, kur yra fiziškai neįmanoma sugroti, arba ten kažką. Jo.
bet yra ir daug profesionalių ir būtent ta reitingavimo sistema rimtiems užsakovams ir parodo, kad tu esi rimtas ir tada toliau tave perka. Tai tu turi savo tą rimtumą, kokybę nuolatos išlaikyti, bet tai veikia. Tai čia kaip ir laisvos rinkos dėsnis turbūt. Net vos kreką aptarėjau, ką tik. Bet fainai, žinai, kad pavyksta ir kad išeina. Nes, labai drūdai nuskambės, bet tavo profesija ir mano profesija yra iš gero gyvenimo, nes kai karas būtų, tai niekam nereiktų nieko sugarsinti, arba psichologo nereiktų. Labai retai. Esu privilegijuotas motherfuckeris. Ir labai gerai, because now we're living good, žinai, kur žmonės gali įsigarsinti. Ir tuo pačiu padaryti gerą kažkam kitam, padovanot gerą, duot kitam. Tuo pačiu šitą poziciją įpareigoja, įpozicionuoja dalintis tuo gerumu, kuris čia atėjo, kad aš galiu dabar prie šitos matricos sėdėti. Visai nice. Tai ir dabar iš darbų prie menų, tavo darbas toks menas, YouTube'inį. Pirmą apžvelgiam Silicio palėpę. Kompai. Taip. Tai viskas tai prasidėjo iš tikrųjų dar turbūt kokiais gal 11 metais. Buvo toks Geekas iš rytų Europos laida. Buvo per Games.lt portalą. Aš ten pažinojau juos ir leisdavo įdėti ir ten visai surinkdavo daug tų peržiūrų, kaip to laikinės internetais. Nebuvo žurnalas. Buvo Games.lt ir žurnalas buvo, ir buvo portalas. Ir ten darydavau senųjų kompiuterių apžvalgas, paskui kažkaip tai padėjau, bet tie kompiuteriai niekur nedingo. Galiausiai susitvarkiau gražiai tą visą kolekciją, susidėjau į lentynas, ir gerai, dabar pabandykime 2+2. Kaip čia mums gausis dabar su moderniškom technologijom. Tai yra mobilus telefonas, čia tie rutuliukai čia, jie paima ir paveiksluoja gražiai tą. Ir gavosi tas kanalas, Silicio palėpė. Jisai daug prenumeratorių neturi, jisai labai nišinis, bet kai pasižiūri 100 ar 200 tų geekų per visą Lietuvą, tai tiesiog labai gerai. Jo, tas yra labai fainai. Dėl to YouTube'o skaičių, žinai, kaip pats keliu ir, žinai, darai dėl savęs. Skaičiai patinka irgi ten pažiūrėti, kad tiek žmonių, žinai, pažiūrėjo ir visą kitą. Bet žinai, kaip pažiūri tie, kurie tikrai nori pažiūrėti, kad ir 200. Tai būtent. Netgi galima sakyti, net 200. Sustatyk 200 žmonių į vieną vietą. Mes kai už kadro su Marium sėdinčiu, galvodom kai kuriam savo podcastą, kad pažiūrėjo tik 500. Dabar suduok, įeitų 500 žmonių. Tai būtent. Čia yra insane, tada supranti. Taip. Nes YouTube'o, tai skaičiai čia yra, lievas. Ne. It doesn't matter. Ok. Tai darai, kiek laiko Silicio palėpė? 20 gale turbūt pradėjau, dabar truputį padėjau į šoną, bet dabar mano šitam kompė yra dar viena nesumontuota serija, tai reiškia, kad nepadėjau iš tikrųjų. Okay. Laukit. Bus dar. Aš tada truputį, tas 21 truputį užsibrėžiau savo per ambicingą tikslą, kas 2 savaitės kepti, čia turbūt dar tas jaunatviškos 29 metų naivumas buvo, man 30. Tai. Jau visas vyras. Taip. You're a man. Ir tai tas truputį, nudegė čia biški per greitai, bet dabar aš savo tempu, filmuoju jau 3 pafilmavimus, turėjau į vieną kompiuterį, dar vieną 4 ten sufilmuosiu iš kelių kampų, sumontuosiu ir bus dar viena laida. Aš tikrai neužmečiau to dalyko. Yra tas durnas dalykas kaip YouTube algoritmas, kad turi tam tikrą laiką, kad tave promautintų. Jeigu trendinį, tai dar įkelk ką nors, būtinai. Jie motyvuoja tave, bet labai svarbu irgi. Aš dabar, kai mano atostogos, tai aš ten į savaitę po vieną aš pafilmuoju. Aš nelaukiu, kai man baigsis atostogos ir reiks eiti į darbą. Jeigu į mėnesį kartą kažką padarysiu, bus labai gerai. Ok. Ir po daug laiko atsirado
lietuviškai garsinimai. Taip. Kaip nutarėjai šitos daryti dalykus? Kažkaip... Žinau, kaip tai visas prasidėjo. Mokykloje būdavo, kad mes, bachūrai ten kokie 7-8, sustojame į vieną vietą ir kitam klasės ten gale, koks nors ten juokingas mokytas arba mokytoja kažką ten daro ir aš tuo metu įgarsinu. Okay. Reiškia, ir ten tie visi klasiokai žvengia iš to. Tai paskui kažkas užmetė, kad tau gal filmukus tiktų garsinti ir, taip pradėjau savo balsą naudoti užkadriniam balsui profesionaliai, reklamoms ir taip toliau. Ir tada, reiškia, įsirašiau ilgai veikiančią demo versiją programos, kuri vadinasi Isotope RX. Demo versija. Ilgai veikiančią demo versiją. Supratau. Ir ten yra tokia funkcija Music Rebalance vadinasi. Ten yra toksai, AI modelis, kuris gali iš tavo takelio, tarkim, naudojant tą Deep Learning, išimti balsą. Ir, tai tu gali iš dainos paimti, dabar jau šiais laikais fonogramą yra labai paprasta pasidaryti, tu tiesiog įsimeti tą Music Rebalance ir išima tau žodžius. Reiškia, tai aš tą sugalvojau, gerai. Pabandom, tipo, Rick and Morty, žinai, paimti ir užmestą rebalance, pasižiūrėti, kaip įsimečiau ir tas Rickas ir Mortis išnyko, liko tik tai aplinkui esantys efektai, žinai, ir muzika. Ir galvoju, gerai, tai reikia savo ant bairio, ką nors tai užrašyti, žinai. Ten, Jėzus, Rikai, tikrai nenoriu to daryti. Ten, ir visiškai be jokių ten kokybės kontrolės, be nieko. Tai tiesiog greitai sumečiau ir nusinčiau vienam kitam, čia geras, čia gal padaryk daugiau, gal įkelk į YouTube, čia gal visai juokinga. Žmona labai palaikė. Ar jį pati žino, kad jį palaikė? Ar čia, žinai, yra, mano vyras, tai palaikė jis. Bet nice, jo. Ir į to būtent neįkėliau, bet įkėliau kažkokį ten panašų. Ir tada sugalvojau, kad jau darau tos memus, tai reikia padaryti ir Rick Rollą. O kadangi tai yra popsinė daina, tai jinai ganėtinai lengvai išsivertė. Ir tipo, mums meilė nesvetima. Ir kažkaip tas balso registras tinka. Taip. Paėmiau, įrašiau. Ir kitą dieną sprogo. Tiesiog, dabar 100,000 ar kažkas, pagal lietuviškus standartus netgi irgi mažai, bet kaip man pačiam, tai aš tik tai jaučiuosi pagerbtas. Tikrai. Geras. Meme daddy. Meme daddy. Nice. Labai fain, aš pats tarp mano draugų tavo YouTube žiauriai sklando, nes toks, pats mimo standartas, kad jis yra absurdas ir dar, kad išsiverčia į lietuvišką, tai another layer of absurdity. Žiauriai išsprogdina smegenis. Tai tas yra nice. Ir dabar pažaisime tokį vieną žaidimą, bet man reikia persirengti. Nestabdykit kamerą, viskas gerai. Čia labai trumpai. Pažaisime vieną žaidimą. Aš būsiu hostas, tu būsi dalyvis. Ir žaidimas vadinasi Atspėk mimą. Sveiki atvykę, mano brangus žiūrovai. Taigi, bus 3 dalis, 3 raundai. Labai viskas paprasta. Pirmą raundą patikrinsiu tavo atmintį. Tai va, visi šitie dalykai bus iš tavo YouTube kanalo. Ir pažiūrėsiu, ar dar atsimeni, iš kurių būtent video yra šitie dalykai. Skaitysiu vieną sakinį arba vieną žodį ir žiūrėsim, jeigu nespėsi, aš tada dar paskaitau ir pažiūrėsim, kada atspėjai. Gerai, tai pasiruošęs? Gerai. Taigi, pirmas yra neskriausk, imk piniginę. Jeigu reikia, užuominą galėsiu duoti. Aš žinau, kad aš tai dariau. Taip. Žinau, kad...
Dar vieną užuominą. Prieš skaitant pasakysiu, kad tai buvo labai seniai. Neskriausk, imk piniginę. Flandersas. Taip. Seksualus Flandersas. Taip, Homeris ir seksy Flandersas. Taip. Teisingai, va, pirmas taškas. Jausmelis lyg nedėvių niekutėlio. Ai, bet to prizas draugystė bus. Tai va. Gerai, kitas. Taip, sakykit užsakymą. Man 9. Didysis 9 užsakymas. nemaža, dar 6 tik pridėk pamirkyt. 7 dar. Taip, čia yra Big Smoke užsisako greito maisto. Wow, gera atmintis, tikrai, gerai. Kitas. Žaltys. Čia truktų žvadžių vėl iš pradžių. Yes. Žaltys. Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Teisingai, čia yra žaltys, truktų žvadžių vėl iš pradžių. Koks pavadinimas, tai ir pasakom. Paskutinis šios dalies yra veiksmas, kurį turėsi padaryti. Ir tu turėsi atspėtą veiksmą. Kaip pusrytukai? Teisingai! Kaip pusrytukai? Labai gerai. Pirma dalis įveikta, nuostabiai. Paplokite, mano mėly žiūrovai. Atmintis puikiai. Sveikas maistas, matom, padeda. Ne kaip man. Gerai, dabar yra muzikinė dalis. Yra labai juokinga, kad dabar mes aptarsim tavo dainas, kurias tu įdainavai ir aš išsėmiau lyriksus. Ir mes, žodžiu, gerai. Tai pirmoji daina bus. Ir neskaitysiu nuo pradžių, dėl tam tikrų priežasčių. Nežadu tavęs paleisti. Tai čia lietuviškas reikrolas. Taip, ir vėl- kas atlys. Taip, Nežadu tavęs paliesti. ir tu pasakei, aš toks, aš dėjau jį. Bet čia tu galėjai, tipo, uždėti tokį vatlerį, kad čia biški pats likau, tipo, toks padūchintas, nes, tipo, Tai viskas gerai. Taip, čia yra Erikas Atlys, nežadu tavęs paleisti. Gerai. Toliau eikime. Antroji daina. Kažkas man yra sakęs. Snukedų tų žvaigždynas. Wow, ok. Aš tikrai esu nustebęs, kad tu taip žinosi. Nesu aštriausias peilis dėžiai. Bet Savo. tai šiemet iš kokio nors ten vidurio į tą posmelę. Ok, galim Nes sunkiau eiti. Jo. Aš galvoju, einsiu nuo pradžios. Gal spėlios, gal neatsimins, bet apsirikau. Gerai. Trečia daina. Kaip yra, taip gerai. Likim gyvi. Aš iš vidurio paėmiau ir vis tiek žinai. Wow, ok. Nu ir paskutinta šios dalies daina, ką galiu pasakyti, myliu tave aš. Bet ištart negaliu. Teisingai, čia yra kvailys, tik tai Jakodza, teisingai. Bravo. Bet tai Kvailys tik tai, dar nesubrendau, ne. tai čia, mano vertalai, tai aš juos atsimenu. Prie širdies dėk, kaip sakoma, žinai. Wow, ok. Taigi, perkime į antrą dalį. Antroje dalyje eisim prie lietuviškų memų. Dabar patikrinsime tavo memų kultūrinį išprusimą lietuvių. Kai kuriuose mimuose yra raktažodžiai, kurie yra labai svarbus, tai aš juos praleisiu. Pavyzdžiui, kaip šiame pirmame mime. Pasiruošęs? Gerai. Kam skanių Atlanto? Silkių magnatas. Taip, tai yra silkių magnatas. O žmonės paklausykit, kodėl silkės skraidžioja po kaimą. Nežinot. Teisingai, tai yra silkių magnatas. Jūs, aklikačiukai. Tučto jau tik malonėkite pasakyti, kur jums prie širdies.
Yra be to padarytas 4 minučių siliko magnato video, kur tokių aukštuomenės vertalų padaryta viskas. Labai, labai, labai nuostabu. Wow, ok. Eikim prie antro. Labą dieną, matau taksistas esat. Kalbos pirtelė taksioras. Taip, nu va, bižokas bus užkalęs, karočią lipau į parodą. Propkės atšokas. Taip, maitninko obadas. Nu va, bižokas bus užkalęs. Ok. Aš taip ieškojau. Šiaip, žinok, lietuviškų mybų labai sunku gerų rasti, kur ten, nu, nebūtų alkoholis ar keikės. Matai, pas mane, kadangi, nu, ta 1/10 gyvenimo yra memai, nes aš juos darau, tai nu, Pasižiūrė. čia kaip žmonės skaito knygas ir po to žino žinias, tai va, aš darau memus ir žinau memus. Aš irgi. Ne, aš jų nedarau, bet aš juos žinau. Ok, eikim prie trečio. Ūkininkas Julius iš Sesikų ieško samdinių. Kam? Nežinau šito. Nežinau. Šienui ravėti. Kas šieną ravė? Tai. Ką jūs galite, jūs jokų nesuprantat? Nu kasgi šieną ravė? Tuo laiku, kada tai ėjo, man kažkaip tai atrodė per daug vulgaru, aš nežinau. Jo, ragai, man atrodo, čia Jo, buvo, jo. bet Jo. tai tapo memu. Taip, tai yra. Tai tapo folkloro. Kas Jo, šieną ravė? jo. Labai gražus. Aha, ok, va. Pirmas minusas. Kaip gerai. Ok. Čia bus raktažodis, kurį aš praleisiu. Taigi, ar į kažką važiuojat kas nors? Kuršienų. Tikrai taip. Kas į Kuršienus? Wow, su Crazy Taxi. Ar į Kuršienus važiuojat kas nors? Ok. Nuostabu, tavo lietuviškų mymų išprusimas yra aukščiausio lygio. Gerai, dabar patikslinsime tavo lietuviškos muzikos, kuri, galima sakyti, yra kinda mymas, bet kinda ne. Dabar duosiu tau pasirinkimą, ar man skaityti iš vidurio, ar skaityti nuo pradžių. Nuo antros eilutės. Nuo antros eilutės. Tai čia antras stulpelis ar... Ne, pirmo, tarkim, stulpelio, nu, kad ne nuo pat pradžio būtų, bet... Gerai, supratau. Jei suklysi, paskautas. Sorry, ne aš. Ok, pradėkim. Ir iš karto aš tave parverčiau ant šieno. Hei, gali. Teisingai, tai yra ekspresas. Bet Hei, gali. Sukčiavau, nes man žmona padėjo dabar. Bet aš tai žinau šitą, bet pasąmonė stengiasi represuoti šitus dalykus. Dėl savaime suprantamų priežasčių. Čia yra absoliutus grožis lietuviškas. Atleisk, Jozef. Taip. Nu, tiesiog muzikinis mymas. Nu, bet taip, teisingai, taip, tai yra ekspresas. Hei, gali. Eikime toliau. Eime. Antroje eilutėje yra raktažodis, tai aš jį praleidžiu ir skaitysiu trečią. Jis nerūko, nesikeikė. Galiu toliau paskaityti. Ir man akytę pamerkė. Ryčka. Taip, čia yra Vika, Ryčka. Teisingai, jo marškinukai aptempti. Mylimoji žmona padėtų. Taip. Va, muzikiniai pusėje tavo žmona, aš žinot, kai šeimoje esi vienas, tai bendrystė ir pagalba reičiam. Ryčka, tu beprotiškai gražus. Gerai. Trečia daina. Pabudau aš nuo košmaro jau eilinio. Čia bus jau sunkesnis, čia jau biškilėjersai. Dar paskaityk. Ką aš supratau, kada šiandien visas ištinęs? Aš negėriau 7 savaitės koks nors? Ne.
ir nesupratau, ar šitas sapnas pranašingas, tada aš nuėjau į vonę. Šitas dėja mano žinių bagaže neegzistuoja. Čia yra vandens nėra. Gangnam Style spoof. Official video, Lithuanian Kur tas version. čiuvas ten video gagos laikų, man atrodo, vos nepanašiai ten su skrudintuvė ten save nusifilmavo ir po vandens nėra. Taip. Ogi vandens nėra. Atsimenu. Jis, man atrodo, jau dabar labai daug peržiūrų turi, gal net milijoną. Taip, čia yra vandens nėra. Gerai. Žinomas dalykas, taip. Gerai, eikime, man atrodo, čia mūsų bus jau paskutintoji daina šios dalies. Ir antra eilutė būtų taip. Pražydo bulvės pas kaimyną. Toliau. Tu eini Vieškelių gatve, matai kaip derlius vysta. Nes jam savotiškai vis tiek. Su apsiraminus Ramonai. Taip. O laikė gyvatę tu? Bet tavęs mes nelabai. Bet tavęs mes nelabai. Taip, teisingai. Bet geras šuvis labai artimai. Paspausčiau ranką suopiu ir abi. Nebūkas lėkas, klevo lapas ar čioverelis, jie garsai šlama, bet prieš vėją nepapūs. Tai yra manams. Tai yra tikrai geras grožis. Jie savęs nepriimdami rimtai padarė visišką, nacionalinį šedevrą, nes jie suprato savo ironiją tame. Jo. Puikiausiai. Labai yra gražu, kad jie darė bairį, Taip. bet profesionaliai. Taip. Tai čia yra tas. Aptarsim apie profesionalų bairį po šio žaidimo. Trečia dalis. Čia jau bus truputį sunkiau. Pasiėmiau savo angliškas sugebėjimus ir išverčiau aš porą mymų. Tai man bus įdomu patikrinti savo sugebėjimus ir patikrinti tavo sugebėjimus ir pažiūrėti, ar aš tinkamai išverčiau, kad tu galėtum atspėti, koks tai yra mymas. Mymai bus gan paprasti. Pasiruošęs? Pirmas mymas. Brolau. Bro. Taip. Beje, yra dabar jau, taip sakant, darbų sąraše. Bro vertimas, lietuviškus įgarsinimus, netrukus bus paskelbtas. Nuostabu. Man įdomu, ar tu irgi galvojai bro išversti į brolau? Brol. Brol. Nes aš galvojau, lietuvių kalboje nėra žodžio bro. Nėra, bet yra brol. Jo, sąskambiu labai tinka. Taip. Nuostabu, galim pereiti prie kito. Ar kada turėjai tokią svajonę? Have you ever had a dream that you would... Taip, tai yra užsikertantis Have you ever had a dream like this? Vaikas. Nuostabu. You do. Ok. Wow, bravo, paravo tikrai ploju ir tau, ir savo, iš savo nuostabius vertimus, už tavo gerą atspėjimą. Trečias. Šitas bus galbūt sunkesnis. Žinote, kur mes esame? Tai geriausio laiko repavimas. Message where we are is the best time to rap. Aš nežinau šitą memą, aš tiesiog dabar tai išverčiau. Yes. Čia yra visas video, kuris labai išsprogo ir tapo, galiu paskaityti truputį daugiau, jeigu noriu pabandyti. Tada eikime tiesiai į tai. Mūsų iššūkėjas yra čia. Taip. Tai kaulas 225 ant mano kaklo. Ar 225 tai teritorijos kodas ar kažkas? Ta, įdėk žemėlapių. Tai kepsnius. Eikime tiesiai prie mūsų pagrindinio vyro, čempiono. Paties nereikia pristatymą. Super karšta ugnis. Neįsivaizduoju iš kokio mimo. Ne, aš turbūt kokiamoje tai memų kompiliacijoje yra ten tikrai tekę matyti, bet... Tai yra The Rap Battle Parody. The Rap Battle Parody. Galiu paskaityti. Pabaiga buvo Bum Bam Bop, Bara Bum Bum Pa.
Ir šitas labai išsprogo jo tokia. Tai va, tai čia yra The Rap Battle Parody. Taip, teisingai. Kitas mano puikiai išverstas memas yra su raktažodžiu, kurį aš praleisiu. Ahaha. Kažkas man įkando. Charlie? Yes, tai yra Charlie bit my finger. Teisingai. Taip. Tai yra klasikiniai angliški memai išversti manęs ir atspėti Jozapo. Bravo, galime paploti. Kuo daugiau plojimų, tuo geriau. No, Charlie bit me. Dabar perėsim prie dainų. Dainos bus įvairios, bet irgi vėl išverstos mano ir interneto pagalba. Tai ką jau čia, bet neapsunkinsiu, bus tikrai pažįstamos, manau, tau dainos. Žiūrėk, jei turėtum vieną iššūkį ar vieną galimybę. Eminemas. Lose yourself. Of course! Prarask save. Teisingai, tai yra Eminemas. Aš jį visą išsiverčiu, galvoju, įdomu, kiek man reiks. Labai daug žodžių. Taip, bet taip, tai yra Eminemas Lose Yourself. Ok, eikime prie antros dainos. Šioj dainoj pradžioj yra pokalbis tam tikrų žmonių. Tai aš paskaitysiu tą pokalbį ir po to pabandysiu atspėti, iš ko tai yra. Ar tu tikras piktadarys? Na, techniškai ne. Smash Mouth. All Star. Tikrai ne. Ne? Ne. Ar kada nors pagavote gerą vaikiną, pavyzdžiui, tikrą superherojų? Ne. Ar jūs kada nors bandėte maskuotis? Nu, ne. Gerai. Matau, kad turėsiu jūs išmokyti būti piktadarys. Number one. Yes, Lazy Town, we are number one music video for kids. Kodėl aš Smash Mouth prisimenu, nes ten jie irgi... Taip, yra pokalbis herojų, tipo tokį. Jo, ieško jie. Teisingai. Ir man atrodo, šitos dainos kūrėjas Lazy Town tapo Meme of the Year, man atrodo, kažkuris metais. Taip, amžinatilis. Taip, tikrai nuostabus žmogus. Eikime prie kitos. Man atrodo, trečios dainos. Vandenyno žmogau. Paimk mane už ranką. Ocean Man. Take me by the hand. Tai yra Win Ocean Man. Teisingai, visiškai teisingai. Nuostabu. Nu ir paskutinė šio nuostabaus žaidimo daina, kurią aš išverčiau interneto pagalba, yra kokoso riešutas, yra milžiniškas riešutas. Bet kokosas nėra riešutas. Taip, tai yra, net neatsimenu kas. Tai yra vaisius, taip. Kokosas. Augantis ant kokoso medžio. The coconut nut is a giant nut. Kokoso medžio. Teisingai, bravo, puikiai įveiktas mano žaidimas. Nuostabu. Laimėjai draugystę, čia yra draugystė. Ištikiu tau dabar draugystę. Taip. Bravo. Ačiū Jozapai už nuostabų žaidimą. Radau nuostabų šmarką iš humanus. Neremia, nereklamuoja, bet vis tiek. Techniniai nesklandumai. Jozapai. Ačiū, kad sutikai pasikalbėti su manim, aptart pasaulio įdomybės ir tavo gyvenimą. Ačiū, kad pasikvietei mane sudalyvauti mano antrame gyvenime podcast'e ir pirmame normaliame gyvenime podcast'e. Dėkui. Dėkui, kad įvertini kaip normalų. Dėkui už sudalyvavimą žaidime. Gal kažką turi pasakyti 3 kamerom ir 3 užkadriai sėdinčiam žmonėm? Ačiū Giedrė, kad su manim čia atvažiavai ir ačiū, kad darot šitą iniciatyvą ir sėkmės postprodukcija. Žinau, kiek dabar jūs vargsit, nes aš pats tą darau. Truputį Marius vargs, bet pagrindė man perduoda šitą darbą. Bet nieko. Svarbiausia kūryba. Ačiū. Ir iki kitų kartų.